Aš labai norėčiau jį palyginti su jo tiesioginiais konkurentais, ta pačia Slyva, Audi A6 C5 arba netgi 7 klasės BMW. Bet dėja, su šitomis mašinomis aš esu važiavęs tik tai, porą kilometrų. Todėl man lyginti iš poros kilometrų važiavimą būtų, mažiausiai neteisinga. Čia tas pats kaip sakyti, kad pažįsti žmogų, kai jam užduodi tik tai 2 klausimus. Aišku, jeigu tie klausimai yra, ar balsuoju Žemaitaitį ir ar lošiu lolą, tai tada gali sakyti, kad pilnai pažįsti žmogų. Kita vertus, aš esu važinėjęs daug su kitais automobiliais, kurie nėra jo tiesioginiai konkurentai, bet jie man davė geresnį supratimą, kuo šita mašina vis dėlto yra ypatinga ir išsiskiria iš visų kitų. Dėl skaidrumo, tai automobiliai, su kuriais aš lyginsiu šitą Lexusą, yra 2018 m. Ford Mondeo su 2 litrų dizeliu 6 bėgių DSG automatu, 2024 m. Nissan Qashqai su 1.3 benzinu ir CVT automatu, Škoda Octavia 2017 m. su 1.6 benzinu ir automatu, 2009 m. Lexus, apie kurį prieš tai minėjau, RX 400h hybridas, 2024 m. Kia su 1 litrų turbo benzinu ir 86 m. 124 Mersu su 3 litrų dizeliu. Jo, savo buvusiu Mersu.